radijo namai. Tai labai labai gerai. Kas yra profesija? Yra, kur dirba žmonės. Kai žmonės dirba. Tai ką žmonės dirba, pasakykite man. Mokslininkais, dar dirba vaistininkais, dar dirba gydytojais, dar dirba darželėje. Gali dirbti gaisrinės, policininkai, auklėtojos. Taip. Greitoja. Taip, ką tu dar žinot? Labai daug jau žinot. Statybininkas. Ir statybose dirba žmonės. O kaip žmonės mokosi to darbo? Jūs žinote? Kaip išmoksta statybose dirbti? Aš žinau, kur išmokstam. Kaip? Eina į universitetą. Kuo jūs norėtumėte būti? Mokslininku aš norėčiau būti mokslininku. Aš tai norėčiau būti ligoninė. Daktarė? Aš norėčiau dirbti Kauno švaroje ir dar būti mokslininkas. Taip. Taurė, o kuo tu norėtum būti? Aš norėčiau būti policininkas. Policininkas? Ką reiškia mokytis tada? Paaiškinkit man šitą žodį. Kai kažką išmoksti. Kaip žmonės mokosi, Marta? Žmonės mokosi, jam pasako, ką daryti ir tada žmonės padaro. O kurie žmonės pasako? Pasako. Pavyzdžiui, Salomė nori būti daktarė. Tai kaip jai mokytis būti daktarė? Reikia, pavyzdžiui, gali išmokinti, kažkas gali išmokinti. Kas galėtų išmokinti tave būti daktarė? Kažkas gali išmokinti, kas buvo gydytoja. Ai, tai jau žinantys ir gydytojai. Kaip išmokti būti policininku? Išmokti policininkų labai nelengva. Raudona. Žmonės pervažiuoja per raudoną arba labai greitai važiuoja su mašinom ir reikia mokintis ir kalinius reikia uždaryti į kalėjimą. Viską. Aš turiu klausimą, Tauriukai. Žmonės žinoti, kad jūs pasodinti kalėjimą. Kaip policininkam žinoti? Policiniam galima žinoti, policija tiesiog greit važiuoja, pavyzdžiui, vaiką pavogė ir tiesiog greit važiuoja ir jie turi tokius rankinus, kur reikia ant rankų uždėti, tai jie uždeda ir venda į kalėjimą. Antrankius ten uždeda. Tai kaip žinot, kuris yra nusikaltėlis? Ir tada taip. Taip. Aš ir taip rodo. Agona, tu žinai, kaip nusikaltėlius pagauti? Bet kai pagauna, žinok, kuriuos nusikaltėlius pagauti, nes jie būna nusikaltimo vietoj. O jeigu nenusikaltimo vietoj, tai jisai labai greitai, jisai bėga iš tos vietos arba pavogia mašiną ir važiuoja belekur. Morta, taip? Bet policija uždeda dėl to rankinus, kad taip rankom nedarytų, kad antrankis, kad nedarytų taip, kad neištrūktų rankos. Ne todėl, kad nepaimtų šautuvo ir nušautų. O aš esu buvus Akropolio, esu mačius vagių. Baisius? Nelabai. Uždeda rankinus ir eina kalėjimą. Ir išveda? Nes jis taip nemaloniai reikia. Nemaloniai reikia? Vajetas. Ką reikia išmokti, Marta, kad tu galėtum dirbti Kauno švaroj? Ką žin? Rūšiuočiu. Ai, rūšiuot šiukšlę, sako Agona. Tai koks atminas pasakė. Prašau. Aš tai dirbsiu, aš paimsiu visą šiukšlės. Surinksi. Taip. Su ta rinkimo mašina? Tai jie ten kažką irgi turi daryti. Jie turi mokėti vairuoti tą mašiną. Tai ką reiškia dirbti? Kad užsidirbtum pinigų ir turėtum savo namą, nes kaip žmonės neturi nei valgyti nieko, Taip. tada jie
neturi nei valgymų, nieko, neturi nei namų, nieko. Nes mano tėtis tai buvo sutikęs vieną žmonę, kur neturi nei valgyti, nei namų, o davė jam pavalgyti, arbatos šiltos ir užplojo. Labai gerai. Tai jis gal nežino, kur dirbti, tas žmogus. Nes jisai neklausė tėvų, mušėsi, prasivardžiavo ir tada jisai nebeturėjo namų. Radijo namai, tai labai gerai.